Kiekvienas sportininkas svajoja pasiekti savo Olimpo viršūnę, tačiau iki sėkmingų karjeros momentų tenka gerokai paplušėti, o kiek šis darbas pareikalauja kantrybės ir besąlygiško užsispyrimo. Vis tik sporto pasaulyje ne visada apstu triumfo akimirkų. Profesionalų kelias ne visada būna tik rožėmis klotas. Pasitaiko ir nuopuolių, kuomet jie patiria traumas. Ir atrodo lygioje vietoje. Pirmoji pasakojimo herojė šią vasarą pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje olimpinėse žaidynėse debiutavusi moteris dailiajame jojime Justina Vanagaitė Samuilė. Jos istorija ne tik apie kelionės pradžią ir užgimusią meilę žirgų sportui, tačiau ir apie nematomą sportininkų pusę. Prizinės vietos, patekimas į olimpines, dideli pasiekimai, bet iki to ateiti tikrai nebuvo lengva. Žirgo išlaikymas varžybos reikalauja milžiniškų finansų. Kaip atrodė olimpiados debiutas ir kokiomis savybėmis pasižymėjo žirgas Nababas Kebabas, pasižiūrėkime iš arčiau. Apskritai žirgai atsirado gan įdomiai mano gyvenime, bet man kai buvo, nežinau, metų, gal kokių 5, kai buvau tikrai maža, tai aš visą galvojau, kad aš būsiu arba jojikė, arba delfinų prižiūrėtoja. Nu, Lietuvoje sunkiau jau. Jo, ypatingai, jeigu ne Klaipėdoje gyveni, tai tikrai sunkiau. Ir taip gyvenimas susiklostė, kad mano patėvis mano mama pakvietė į pirmą pasimatymą, kuris vyko žirgyne, kuris vyko per mano 12 gimtadienį. Ir mano mama pasakė, kad aš važiuosiu, jeigu tu Justę pasiimsi kartu. Tai va, taip žodžiu, taip ir atsiradau aš tam žirgyne ir atsiradusi taip iš jo ir neišėjau. Bet apskritai, kokia yra ta kita nematoma profesionalių sportininkų pusė, kai reikia tiek įdėti daug, sakyčiau, darbo, valandų, kad būtų pademonstruoti tokie rezultatai? Ateiti buvo labai labai nelengva. Tai visų pirma reikia turėti omeny, kad aš labai mėgstu sakyti, mano mėgstamas posakis yra ant karvės su nepajosi. Tai tu visų pirma turi turėti žirgą. Tai tą žirgą susirasti, atrasti jį tikrai nėra lengva. Aš esu per savo gyvenimo karjerą turėjusi porą šimtų žirgų, kuriuos jodavau ar ilgesnį, ar trumpesnį laiko tarpą. Aišku, yra piniginis aspektas, nes tai kainuoja beprotiškus pinigus. Vien varžybos, 23 metų aš neskaičiavau, būtent tie metai ir buvo mano atrankiniai olimpinės, tai aš jų neskaičiavau varžybų išlaidų, nes bijau, tiesiai šviesiai pasakysiu, nes tai buvo mano intensyviausias sezonas, aš skaičiavausi 2022 metus. Tai vadinasi metai prieš tai. Ir mano vien varžybų samata buvo 40 000 eurų. Kas buvo padaryta, tai buvo padaryta mano pačios jėgom, man niekas nieko nedavė. Ir dėl to čia manęs dažnai klausia žmonės irgi, kas yra tavo autoritetas. Tai sakau, aš pati viską, sakau, from zero to hero, viską pati pasidarau. Justina prisipažįsta, jog pirmasis debiutas Paryžiaus olimpiadoje atrodė tarsi sapnas. Iš tiesų, dar iki šiol aš sunkiai suvokiu apskritai, kad aš tose olimpinėse jau sustartavau. Tai čia irgi, nes sužinau aš maždaug realiai prieš metus, kad aš jau turiu kelialapį į olimpinės ir kad aš nepakankamai aš reitingę laikiausi pirmą vietoj. O mes žodžiu esam Centrinėje Europoje, iš Centrinės Europos 2 individualūs raiteliai važiuoja, iš 30 šalių 2 individualūs važiuoja. Tai tikrai buvo nemažas darbas nudirbtas ir aš tikėjausi, kad pateksiu, bet nepatikėjau. Čia labai irgi taip, tu kaip ir žinai, suvoki, bet patikėti vis dar negali. Tai sakau, iki šiol aš dar tokiam pusiau sapne ir apie tas olimpinės taip prisimenu irgi kaip per veiklą. Nors Justino žirgo tikrasis vardas dokumentuose Nababas, raiteliai jį vadina Kebabėliu. Jo vardas yra Nabab, tai man automatiškai asociacija Nabab, Kebab. Tai kažkaip ir Kebas, Kebabėlis ir kažkaip taip ir užsifiksavo. Nabab niekada nesakau, visą laiką Kebas, Kebabėlis. Ir reaguoja? Kebabiukas. Ne, ir arkliai iš esmės jie neatsišūkia į vardą, tai čia ne šuo, ne katė. Tai komandas jau. Apskritai, jisai daugiau arkliai intonaciją reaguoja, tai tu jokio skirtumo, ką gali pasakyti, bet žiūrėk, kaip pasakai. Tai lygiai taip pat, aš irgi ten, kebabėlis, tai kebukas, tai taip mažybiškai skamba ir ta intonacija visai
tokia meilesnė, bet jeigu kažką neklauso ten ar kažką daro išdykavo, tai aš jau būna kebai, tai visai, jau, žinau. Bet šiaip klauso, viskas tvarkoja. Nu, jisai padykęs yra, tai jojant, tai labai gerai, ta prasme, po balnu, jisai tikrai labai paklausnus ir viską gerai, labai puikiai daro, bet nuo žemės, tarkim, tai jisai labai išdykęs, jisai ten gali daug niekšybių iškrėsti. Ten, pavyzdžiui, stovi ant kėdės į pinu, jisai labai aukštas yra 1,82 m pinu, tai jisai pradžiai ten takoja taip alekasą kažkur ir paskui man per kėdę ir aš aukštėju, kažkaip nuo tos kėdės iššiaudus. Visokiausių išdaigus iškrečia. Traumos tai sportininkų didžiausias košmaras. Pati Justina pasakoja, kad pirmiausiai rūpinasi žirgo kebabėlio sveikata. Aš esu turėjus smegenų sutrenkimą, kai man buvo 15 metų, tai va čia turbūt ir buvo pati rimčiausia. O kad ten kažkur kažką skauda, kažkur kažką pasitempus, ar ten paeit nelabai galiu, niekam neįdomu, tai jau sėdu ir joju. Mes esam šiaip jojikai koncentruoti, orientuoti daugiau gal į žirgą, į savo sveikatą mažiau dėmesį kreipiam. Nu, iš esmės, jeigu taip nežiūrint, dabar ypatingai tenka susidurti su daugiau sportininkų ir kitų sričių sportininkų, tai jie yra orientuoti į savo sveikatą. Aš tai sakau, aš ten galiu nepamiegojus, nepavalgius būti, man nebėda, man svarbiausia yra, kad arklys būtų pailsėjęs, arklys geroj formai, o aš jau ten kaip nors išgyvensiu. Pats Navabas irgi dar yra visai jaunas žirgas, bet irgi nebuvo dar tokių irgi atsitikusių kuriozų, kur ar pasitempė ten, nežinau, kremzlės ar vėl. Jo. Bet nebuvo, šiaip traumų didžiulė labai tikimybė yra ir mes važiuojam čia su juo jau dabar 5 sezonas realiai, be jokių traumų. Praktiškai taip, tai yra neįmanoma. Tikrai labai tvirtos sveikatos žirgas yra ir retas, kuris tiek važiuotų tiek daug varžybų, taip intensyviai ir be jokių pertraukų didelių. Tai sakau, tikrai, jau kuo pasisekė, tai labai pasisekė. Justina tiki, kad gyvenime reikia klausyti vidinio balso. Jos sėkmės istorija įrodo, kad net ir be išskirtinio talento, tačiau su begaliniu užsispyrimu ir darbu galima pasiekti visas aukštumas. Gyvenime neforsuoju savęs ir niekada neforsavau. Aš niekada neturėjau tikslo olimpinėse žaidynėse dalyvauti. Tiesiog jisai natūraliai atėjo, aš tokia kaip su vandeniu, einu ten, kur mane žodžiu, kaip žuvelė. kur mane bangos neša, ten aš ir einu. Ir dažniausiai, jeigu klausai savo vidinio balso, tai tu ir nuvažiuoji ten, kur tau reikia. Nors iš kitos pusės, aš kai pradėjau joti, aš nebuvau labai gabi. Ir tarkim, aš turėjau gerą, mes buvom praktiškai dviese su kita mano draugė, pas mano trenerė ten ir trenavo mus dvi, tai jinai buvo ženkliai gabesnė negu aš. Ir aš per tą savo tokį durną užsispyrimą vis tiek pasiekiau aukštų rezultatų, o ta mano draugė ir metė po kurio laiko tą jojimą tiesiog. Taip natūraliai gavosi, bet sakau, tai iš vienos pusės pati savo prieštarauju, ne? Nes aš negaliu sakyti, kad aš, taip, nebuvau aš gabi, bet dirbau daug ir įdirbį kažkokį padariau ir va prašau. Bet kad aš ten būčiau labai buvusi ten super, būtų man ten matę, kad šitos tai bus čia ir sportininkės, raitelė, taip tikrai nebuvo. Antroji pasakojimo herojė niekada savo karjeroje nepasidavusi viena geriausių visų laikų Lietuvos sportinio ėjimo atstovė Brigita Virbalytė Dimšienė. Per savo 26 metų karjeros kelionę ji dalyvavo net 3 olimpinėse žaidynėse ir pagerino 4 Lietuvos rekordus. Nors aplinkiniai abejojo jos galimybėmis sportuoti, ji priešingai laužė stereotipus. Vis dėlto ilgametė karjera pareikalavo milžiniškų pastangų, o dažnai ignoruoti kūno siunčiami signalai galiausiai privertė ją pasitraukti. Tačiau rugsėjo mėnesį paskelbusi apie karjeros pabaigą, ji paliko sportą su begaliniu pasididžiavimu ir dėkingumu. Dažnai sportininkai, mes tiesiog taip užsibūname savo toje karjeroje, galvojame taip savanaudiškai apie savo tuos tikslus, vienos olimpinės žaidynės baigėsi, tu galvoji apie kitas ir tiesiog užsisukitame rate ir tau iš šalies greičiausiai daugelis ir bijo pasakyti, kad jau laikas išeiti, tai
tiesiog kažkaip turėjau pati savo pasakyti, kad jau laikas, o labiausiai tai mano kūnas man pasakė, kad viskas, baigiam. Dabar šiokia tokia net ramybė atsikelia, niekur nereikia eiti, treniruotis. Deja, man iki šiol ne vienas žmogus primena, kad Brigita, ar tu prisimink, kad tu jau baigiai sportinę karjerą, tai turbūt vėlgi grįžtant prie praėjusių metų, kai man gydytojai pasakė, kad tavo distancija, kurią gali nueiti per dieną, yra 1 kilometras, tai aš suvokiu, kad aš netgi su savo šunimis negaliu išeiti pasivaikščioti nei ryte, nei vakare. Tai man tiesiog buvo pasakoma, kad tu gali nueiti iki savo darbo vietos ir grįžti atgal namo. Tai baigus sportinę karjerą aš vis dar gyvenu aktyviai. Dabar stengiuosi, kad tas sportas mano gyvenime toksai būtų labiau galbūt fizinis aktyvumas. Profesionaliam sportininkui iš to išeiti labai sunku, nes tu vis tiek žvalgaisi savo laikrodį, tu vis tiek žiūri savo tempą. Tai aišku, pas mane sportinė ėjimą pakeitė bėgimas. Nuo sporto Brigita toli nepabėgo. Šiuo metu jie atverti naują puslapį, tapo Lietuvos lengvosios atletikos federacijos viceprezidente. Tačiau jos kelionė prasidėjo dar paauglystėje, kai 13 metų į pirmas varžybas užrašė treneris Vaidas Gumauskas. Kai treneris pasakė, kad tik 2 savaitės vaikščiosiu iki vienų varžybų, nes jam trūko tiesiog dalyvių toms varžyboms, aš šventai tikėjau, kad taip ir bus. Ir dėja, ne dėja, galbūt likimui turi būti dėkinga, kad tai užtruko 26 metus. Ir turbūt mano toks, kaip sakau, momentas, kodėl būtent sportinis ėjimas taip mane užkabino, kad aš labai greitai pagavau sportinio ėjimo techniką ir man nebuvo problema tame, nes dažniausiai aplinkiniams labai pats ėjimas keistas, bet kai po truputėlį mačiau, kad man sekasi, aš esu žmogus, kuris mėgsta, kai jam sekasi, o jeigu nesiseka, tai nori padaryti taip, kad jam pradėtų sektis, tai kažkaip užsikabinau ir tie tikslai, man atrodo, po truputėlį atsirado. Tu pradžioje nori tapti Lietuvos čempionu, galbūt pradžioje gal rajone būti stipriausias, paskui Lietuvos čempionu ir man atrodo, tas lūžis įvyko 2001 metais, kai aš pirmą kartą išvažiavau į pasaulio jaunių čempionatą ir tada supratau, va čia yra didysis sportas ir tada tiesiog viskas apsivertė, tada užgimė ir olimpinė svajonė ir tada nebe vieną kartą ir kitose sferose nėra galbūt taip akivaizdžiai tas realizavimas matomas, o čia tiesiog tave mato kiti žmonės, tave pradeda tiesiog vien dėl to mylėti, kad tu esi nugalėtojas ir tai užkabina. Brigitos karjeroje netrūko iššūkių, nuo gydytojų įspėjimų apie galimas rizikas iki ribotų fiziologinių duomenų. Tačiau net ir susidūrusi su traumomis, ji nepalūžo ir per sukąstus dantis kovojo iki pat karjeros pabaigos. Aš niekada neturėjau kažkokių labai gerų fiziologinių duomenų ir, kaip sakau, tikrai buvo toks ir etapas, kai gydytojai sakė, kad mes neprisimsim atsakomybės už tavo gyvybę, jeigu ten kažkas tavo atsitiktų, tai pas mane tikrai buvo ir labai maža širdis, ir labai maži plaučiai, kurie net nesiekė normalaus žmogaus, net nesportuojančio tūrio, tai aš tikrai turėjau tuos laužyti stereotipus, vėlgi mano ten nugara su skoliozė, su didesniais slankstelių tarpais ir visa kita, bet aš atrodo, taip susigyvenau su savo tokiu kūnu, kokį turėjau ir aš tos rezultatus labai pasiekiau, netgi neturėdama kažkokių išskirtinių duomenų. Ir manau, kad ta paskutinioji trauma ir ta virtinė, kas buvo po to, tik tai ir buvo, kaip sakau, tas toks kertinis lūžis, dėl ko aš baigiau karjerą. Nes kartais viskas grįžta bumerangų, kad sakydavau, kaip yra gerai, sportininkas pasidaro operaciją, praeina reabilitaciją, grįžta į sportą ir viskas gerai. O pas mane dažniausiai būdavo kažkokie, tiesiog būdavau silpna ir kažkaip visi manim netikėdavo, bet kažkokio tokio tikrai tų traumų, tokių aiškių, ką čia reikia daryti, nebuvo. Tai su plyšusiu menisku šalia, aišku, dar buvo ir susirgau Laimo liga ir viskas ėjo lygiai grečiai. Paskutiniai 2 metai buvo tikrai, aš sportavau su viena koja ir pasiekti rezultatus su viena koja tiesiog neįmanoma. Kažkuriuo momentu plyšo ir kitos kojos meniskas, ko buvo galima tikėtis, tai aš jo jau nebeoperavau ir taip ir baigėsi mano ta kelionė ir aš dabar čia sėdžiu su kitu plyšusiu menisku, bet tiesiog mano kūnas norėjo man visais įmanomais būdais pasakyti, kad užteks. Tiesiog davė signalus, kad jau metas baigti. Tai tiesiog tie paskutiniai metai, aš kaip sakau, tu atsikeldavai naktį ir tu galvodavai, kaip tau nueiti iki tualeto. Tikrai aš esu dėkinga turbūt 10 žmonių, kurie stengiasi man padėti, bet aš vis klausdavau jų, ar ilgai galima sportuoti su skausmu. Tai mano toks nuolatinis, aš tokia, sakau, 2 metus buvau nuolatiniam skausme, tada tai atsiliepia ne tik tai tavo
kūno būsenai, bet ir emociniai būsenai ir visiems kitiems dalykams. Ir tada psichologiniai visi aspektai, kai tu krenti į duobę ir atrodo tas beviltiškumo momentas, kai atrodo, kad nieks nebepadeda, tai tikrai tokių dalykų buvo labai daug, kadangi buvau užsispyrus ir sakiau, kad aš čia kovotoja iki pabaigos ir kažką bandysiu įrodyti netgi ir patyrusi, atrodo tikrai, tai nėra kryžminių raiščių kažkoks plyšimas ar dar kažkas, tiesiog elementarus menisko plyšimas, kuris turėjo baigtis sėkmingu mano sugrįžimu į sportą, bet dėja taip neįvyko. Brigita stengiasi įkvėpti jaunąją kartą, žengiant pirmuosius žingsnius sportinėme kelyje. Jos pagrindinis gyvenimo moto – pralaimėjimas yra gėdingas tik tada, kai po jo pasiduodama. Ši citata pamoka jaunajai kartai – kovoti iki galo, tačiau sąmoningai klausyti savo kūno. Po vienos, kitos ir trečios nesėkmės niekada nepasiduodavau. Tai man atrodo tas turbūt pirminis momentas, o ką mane gyvenimas išmokė ir mano sportinė karjera, kad reikia dažniau įsiklausyti į savo kūną. Aš jo niekada neklausiau ir kaip mano treneris Australas mane pradėjo treniruoti, sako, aš nemačiau kitos sportininkės moters, kuri 100% įvykdytų treniruočių programą, tai aš neklausydavau, ką mano kūnas sakydavo, aš jį užčiaupdavau ir sakydavau, kad mes tai turime padaryti, tai tiesiog įsiklausyti į savo kūną, įsiklausyti kartais į savo jausmus ir vėlgi nebijoti jaunam žmogui imtis to sportininko kelio, nes tai, ką tai duoda, ir aš nekalbu apie sportinius rezultatus, apie tai, kad tada mes subręstame ir mokame siekti tikslo, mokame laikytis disciplinos, vėlgi galime būti įkvėpimu kitiems ir aš visada skatinu tuos jaunus žmonės tiesiog pabandyti rinktis tą kelią. Nežinia, ar pasieksite tą olimpą, ar pasieksite tą olimpinę svajonę, galbūt nebūtina netgi ją turėti, bet pabandykite, nes sportas tikrai atveria labai labai gražius horizontus.